Dar viena pamoka, kaip susikurti nemokamą lietuvišką svetainę. Taigi, eime į puslapį web.lt. Taigi, atidarę puslapį, spauskime sukurti svetainę nemokamai. Pasirinkime savo adresą. Tarkim, išmok cheatint. Pasirinkame norimą galūnę, aš renkuosiu su LT. Parašome savo elektroninį paštą. Taigi, įvedame nurodytą saugos kodą. Štaigi, sukurti tinklapį. Tinklapis yra sukurtas. Nukopijuojam slaptažodį ir panelis. Mūsų svetainė dabar atrodo štai taip. Štai va, nieko nėra. Taigi, įvedame savo elektroninio pašto adresą ir ten nurodytą slaptažodį. Aš slaptažodį pasikeisiu, nes jūs jį matėte, taigi dabar žiūrėkite. Slaptažodis, va, dabar yra toks slaptažodis, dabar jį pasikeičiame. Štai slaptažodis pakeistas, įvedame duomenis. Štai sudėdami duomenis ir pasirenkame šalį Lietuva. Ir išsaugome duomenis. Tai, dabar pasirenkame norimus puslapius puslapyje. Vartotojas reikalingas, jeigu norite sukurti savo puslapyje registraciją. Tai va, čia yra vartotojai. Padariau, kad jo nerodytų čianais meniu juostoje. O toliau jau galite išsirinkti patys, ką norite. Ar parduotuvę, ar nuotraukų galeriją ir taip toliau. Taigi, toliau spaudžiame versijos. Čia nereikia daryti nieko, visiškai nieko. Paturiu čianais nieko nedaryti. Nes sugadinsite visą savo puslapį. Šoninės panelės reikalingos, jeigu norite padaryti šoninę panelę. Pavyzdys. Išsaugojam. Ir štai mūsų puslapyje šone atsirado kaip naujiena. Matote, va, papūga parduodu 100 litų. Toliau, baneriai reikalingi tam, kad va, čia va, visur šonuose būtų reklamos. Failai reikalingi taip pat nuotraukoms. Ir toliau darai dizainą, taip toliau, taip toliau. Ir štai mano viena sukurta svetainė. Štai shop.web.lt. Štai kaip jinai atrodo. Pradžia rodo prisiregistravusius narius, nors čia gali taip nebūti. Ir štai prisijungimas registracija. Dabar jūs matote tik pradžia ir prisiregistravę. Žiūrėkit, kas atsitinka, kai prisijungi. Jeigu jums sunku kurti svetainę, paprašykite manęs. Aš jums sukursiu už 5 litų mokestį. Turbūt matote, juk čia apačioje parašyta sukurti svetainę nemokamai. Jį galima sutapatinti su fono spalva ir jo gali visai nesimatyti. Štai, prisijungus išmetė labai daug visokių nuorodų. Susisiekime prisiregistravę parduotuvę. Čia kaip atrodo parduotuvė. Štai, dedame, pavyzdžiui, į krepšelį. Ir štai, prekių krepšelė 1 suma 16 litų.
Spaudžiame. Ir štai. Pavyzdžiui, tęsti paštu, nemokamas pristatymas. Viską labai lengva daryti. Tiesiog, jeigu jūs norite savo parduotuvės tokios, aš galiu jums tikrai padėti. Tad į komentarus rašykite savo telefonų numerį ir aš su jumis susisieksiu. Viso gero.